Vilhelm, tai tikrai nemanau, kad daug kas jūs žino. Papasakokit trumputį apie savo gyvenimo kelionę. Kaip atsidūrėt va čia, kur dabar esat šiandien? Na, save laikau kaip 3 viename. Šiaip esu profesionalus gydytojas, baigęs Vilniaus universitetą, medicinos fakultetą. Esu Vilnietis ir visuomet tą pabrėžiu. Ką turiu omeny 3 viename, tai ką jau sakiau, kad esu profesionalus gydytojas. Antras dalykas, visą gyvenimą domiuosi sveiko gyvenimo būdu. O trečias dalykas tai yra domiuosi ir tą propaguoju, sveiką mitybą. Šiais laikais, kai patarimus sveikatos dalina influenceriai, kai tiek daug informacijos internete ir žmonės patys savo identifikuoja ligas ir gydymus, kaip daktaras atranda savo vietą ir kokia jo rolė dabar yra? Na, gydytojų vaidmuo, manau, visuomenė ir pačiam sveikatinime išlieka yra pakankamai didelė. Todėl, kad visgi tai yra žmogus profesionalas. Nes mano suvokime, kas yra geras gydytojas. Tai visų pirma, kaip ir visose profesijose, tai yra žinių turėjimas. Antras dalykas, tai yra žinių panaudojimas. Tai yra klinikinis mąstymas, ko kartais aš irgi pasigendu. Na ir trečias dalykas, tai yra pagarba, netgi daugiau pasakysiu, meilė savo pacientui. Tai jeigu visi šitie dalykai 3 viename yra, tai yra geras gydytojas ir aš manau, kad tos gydytojas tikrai, žmonės jo gali ir turi patikėti. O ką jūs minėjote, influenceriai, tai nenoriu aš būti kategoriškas. Manau, kad visur turi būti profesionalumas ir žinios. O papasakokit, Vilhelmai, kaip yra ruošiami gydytojai, universitete? Ir ką aš noriu to paklausti, kur labiau akcentas duodamas yra, gal tai buvo seniai, gal nepamenat, bet gal pamenat, ar labiau orientuojasi į lygų gydymą, į prevenciją, ar laimingą gyvenimą? Na, man asmeniškai tikrai labai pasisekė, ta prasme, kad aš turėjau labai gerą profesūrą. Ir šiai dieną aš išlieku toks, gana griežtas vaistų priešininkas, bet niekuomet nesakau, kad kategoriškai jų nereikia. Daugybė atvejų, kada jų reikia. Bet buvau mokytas, kad 10 kartų pasverk, 11 kartą, daryk kažkokį tai veiksmą, ypač kas liečia antibakterinį gydymą. Šiais laikais aš vėlgi, ką aš minėjau, aš labai pasigendu klinikinio mąstymo. Tai yra, kodėl aš tos vaistus skiriu, ką aš siekiu jais, ką aš noriu padaryti. Ir pagrindinis principas visuomet medicinoje buvo nepakenkti. O to principo paskutiniu metu aš kaip medikas, aš kaip ir pasigendu. Nes dabartinė medicina eina daugiau simptomų slopinimo būdu. Na, kaip pavyzdys, jums temperatūra, aš jums mušiu temperatūrą, jūs nemiegat, aš jums migdomuoju. Jums skauda galva, aš jums paskirsiu vaistus nuo galvos skausmo. Mano giliu įsitikinimu, tai nėra gydymas. Pasigendu čia aš tam tikrą profesionalumą ir vėl aš mėgstu tą frazę klinikinis mąstymas. Aš visuomet turiu išmastyti, kodėl aš tą darau, kodėl taip yra ir kuo aš tom siekiu. Vėlgi pabrėžiu pagrindinis principas nepakenkti. Lietuvoje pirmauja, širdies ir kraujagyslių ligom. Visiems, dėl cholesterolio, tai žinau visiems, statinus išrašinėja. Jūs, jeigu ateina žmogus su konkrečia problema, nuo ko viskas prasideda? Mano kaip mediko pagrindinis principas yra nuimk ligos priežastį, liga pasitraukti. Ir turbūt sunku tą paneigti. Žmonės loginio mąstymo tuoj pat pagauna, ką aš sakau. Tai visuomet eini, vėlgi, ką aš sakau, yra klinikinis mąstymas. Visuomet ieškai priežasties. Kodėl? Jūs paminėjote, cholesterolio padidėjimą. Taip, širdies kraujagyslių ligos ir ypač Lietuvoje tai yra, pirmaujami, ypač vyrų tarpe. Virš 50% dabar, bijau pameluoti, 52% vyrų mirtingumai yra būtent širdies kraujagyslių sistema. Ir viskas kažkodėl tai suvedama į cholesterolį. Ir pas mus yra, algoritmas. Jeigu aš ypač šeimos daktaras, jisai pamatė, kad padidėjęs cholesterolis, aš vadovaujuosi algoritmu ir skiriu tam statiną. Man kaip medikui iškart kyla klausimas, vėlgi įsijungia klinikinis mąstymas. Aš turiu žmogų atsakyti, kodėl jam padidėjęs, yra cholesterolis. Ir tam yra priežastis. Nuimk ligos priežastį, liga pasitrauks. Ir dažnu atveju, cholesterolio visiškai nereikia mažinti. Aš labai dažnai, keliu klausimą, permetu žmogui klausimą, atsakykit jūs, prašau. Visi žino, kad vitaminas D gaminasi, saulės poveikį, visi tą žino. Kada aš paklausiu, iš ko jis gaminasi, dažnas nežino. Tada aš sakau, jis gaminasi iš cholesterolio. Toliau, tulžies rūgštis,
reiškia, jų pagrindinė sudedamoji dalis, o be tulžies rūgščių mes neišgyventume, nes jos yra labai reikalingos, reiškia, kasos darbui, jos reikalingos riebalų pasisavinimui, po to yra 4 vitaminai A, E, D, K, kurie tirpus riebaluose, reiškia, be tulžies mes neišgyventume. Viena iš pagrindinių tulžies sudedamųjų dalių yra be abejo vanduo ir tame tarpe tas pats cholesterolis. Toliau paimkim bet kurią ląstelę. O iš ląstelių sudaryti mūsų organai turi membraną. Membranoje eina visos omegos, omega 3, omega 6, omega 9, yra, žmonės nežino, omega 5 ir 7 ir sudėtinė dalis yra cholesterolis. Toliau, reiškia, paimkim smegenis. Dažnas žmogaus klausia savo pacientų, koks riebiausias mūsų organas, kadangi mūsų visuomenė yra, reiškia, prigazdinta, reiškia, nevalgykit riebalų. Jis paklausiu, koks žmogaus riebiausias organas. Dažnai kažkaip tai man atsako, kad kepenys. Ne, aš sakau, ne kepenys, o smegenys. Smegenys yra riebalai ir vanduo. Vėlgi, tarp neuronų yra jungtis. Ir tos jungtis yra padengtos mielinu. Mielino sudėtinė dalis, viena iš pagrindinių sudėtinių dalių yra cholesterolis. Dar faktas, ypač loginio mąstymo, vyrus turbūt čia daugiau liečia, reiškia, kaip mes besimaitintumėm. Mes galim išjungti visiškai riebalus. 80% cholesterolio pagamina mūsų kepenys. Tai klausimas auditorijai, pacientam, reiškia, kaip čia išeina. Kodėl mūsų gamta taip sukūrė, kad 80% reiškia, cholesterolio pagamina kepenys. Ir tada perdrasuoju, reiškia, tarkim, klausimą, kada skaitau paskaitas auditorijai. Ar toks jau tas cholesterolis blogas? Apie tas pačius riebalus. Jūs užminėt ant temos, kuri aš irgi labai dažnai pastebiu iš aplinkos. Reiškia, kad valgyk riebalus ir storėsi, vienas dalykas. Antras dalykas, tas, manau, irgi iš visos informacijos pateikimo žmonės persikvalifikavo, reiškia, pilnai angliavandenių mitybinį principą, nepakankamai gaudami riebalų ir baltymų. Tai pasakykit jūs iš praktikos, reiškia, kodėl taip yra? Ir pas jūs, aš kaip suprantu, irgi pagrindinė priežastis, tiek vyrai, tiek moteris, visi persivarianti angliavandenius, o ne riebalus ir baltymus. Kas jam trukdo? Angliavandeniai yra skanu. Todėl, reiškia, nuo vaikystės tas skonio, tas pojūtis žmonės ir traukia. Amerikiečiai tai vadina nužudyk mane skaniai. Dabar, kada aš žiūriu, reiškia, statistiką, aš daugiau vadovaujuosi amerikiečių literatūrai. Pagal jūs 80% žmonių, šiuolaikiškų žmonių badauja. Kai aš darau tyrimus čia Lietuvoje, reiškia, aš matau net didesnį procentą, ką aš turiu omeny badauja. Fiziškai mes šiais laikais persivalgym. Mes maisto galim gauti 24 valandas per parą, be jokių problemų. Tačiau ląstelės, reiškia, jos šaukia, rėkia. Ko jom trūksta, reiškia, jom trūksta baltymo ir kaip jūs turbūt nustebsit riebalą ir totalus perteklius angliavandenių, ką jūs paminėjote, tai yra klasika. Ar tai yra priežastis, aš išsitraukiau statistiką Lietuvos 2022-2023 metų vaikų sveikatos stebėsenos sistemos duomenimis, vaikų antsvoris ir nutukimas Lietuvoje amžiaus grupėje nuo 7 iki 17 metų sudarė 22,4%. Reiškia, ketvirtadalis paauglių Lietuvoje yra nutukę su antsvoriu. Kaip tai atsitinka? Be jokios abejonės, tai yra mityba. Aišku, dinamija, mažai judesio. O pagrinde, tai mano nuomonė ir ką aš matau iš tyrimų darau išvados, tai reiškia totalus angliavandenių perteklius. Jeigu mums reikia organizmo apie 60 gramų angliavandenių, statistinis europietis suvalgo apie 300, o daugelis ir daugiau. Čia per dieną? Taip, per dieną. 300 gramų angliavandenių? Taip, 300 gramų angliavandenių, reikia viršime 5 kartus, o daugelis 10 kartų daugiau viršia. Vėlgi grįžtų, kodėl taip yra, tai yra skanu. Nužudyk mane skaniai, ką aš ir sakiau. Ir daugelis nesuvokia, reiškia, mums yra įskiepyta, mums 50 metų kala, kad riebalai yra labai blogai, o apie angliavandenius nieks nieko nešneka. Deja, daug kas yra atvirkščiai. Ką aš jau minėjau, reiškia, dažnas nedavalgo riebalų. Aš kalbu apie geruosius riebalus, ne apie hidrintus riebalus, o angliavandenių, ką aš jau minėjau, yra totalus perteklius. Ką daryti, kad jų vaikai, reiškia, neturėtų nutukimo ir viršsvorio problemų? Tiesiog žiūrėti, reiškia, mitybos racioną ir kad ten būtų kuo mažiau angliavandenių. Bet gal žmonės tiesiog nesupranta, kas yra angliavandeniai ir kur jie yra? Gal reikėtų nuo labai paprastų bazinių dalykų?
Taip, jūs visiškai teisus, Arūnai, reiškia, daugelis žmonių, aš visuomet jų perklausiu, ir jūs pasisuvokimus, kas yra angliavandeniai, ir yra pasisuvokimus, kas yra baltymai. Ir toli gražu ne kiekvienas suvokia, ką jisai gauna. O labai dažnai, reiškia, man žmogus sako, aš labai save prisižiūriu, aš labai, reiškia, taisyklingai ir sveikai maitinuosi. Papasakot, ką jūs valgot. Pusryčiai standartiniai, avižinių dribsnių, labai ten kietom grubaus malimo, pas super ten kokį nors sąžiningą ūkininką suvalgo košės porciją, ne, avižinių dribsnių. Po to gydytojas sakė, kad labai yra sveika valgyti vaisius. Suvalgo porą, reiškia, porcijų tų vaisių ir dar išgeria, reiškia, natūralių sulčių stiklinį. Okay. Tai aš tą perskaičiu, reiškia, jūs gavot per savo pusryčių 100 gramų cukraus. Jeigu aš jums pasiūlysiu, reiškia, kaip gydytojas, valgykit, prašau, pusryčiam 100 gramų cukraus, nu, žmogus sakys, ką jūs čia daktaras šnekat. O iš esmės žmonių nesuvokimas yra, ką jie valgo. Tai yra totalūs angliavandeniai. Ir labai dažnai, reiškia, pas mus yra skirstoma, kad yra gerieji angliavandeniai, yra blogieji. Tai yra, kurie greit pasisavina, tai reiškia, yra blogieji, o kurie ten, nu, daugelis suvokia, ką aš šneku, reiškia, grubaus malimo duona, ne, ten juoda duona, reiškia, arba ryžiai, kokie nors rudieji ryžiai, reiškia, jie pasisavina žymiai vėliau. Aš visuomet paaiškinu tokį labai paprastą gyvenimišką pavyzdį, reiškia. Jūs gyvenat vieno kambario bute. Ir pas jūs, nu, dar jūsų kažkokį jubiliejų, jūsų kažkokią tai progą suvažiuot 50 svečių. Koks skirtumas jums, Arūnai? Ar jie atvažiuos vienu įpu, ar jie pas jūs važiuos kas 15 minučių ar kas valandą? Problemagi ne tame. Problema yra kiekyje. Jūs negalit sutalpinti į vieno kambario butą, reiškia 50 savo svečių. Taip ir su angliavandeniais. Jie vis tiek dirgins kasą. Tai yra vadinami blogieji iškart dirgins, bet ateis eilė ir tų vadinamų gerųjų, kurie vėliau vis tiek dirgins kasą ir vis tiek, reiškia, sieks, kad išsiskirstų tam tikras insulino kiekis. Tai jau tas skirstimas, nu, jis yra labai sąlyginis. Ir jeigu pas mane per daug angliavandenių, nesvarbu kokių, ar gerų, ar blogųjų, vis tiek aš sirgsiu, reiškia, insulino rezistenciją, o tai gresia, reiškia, antrinio tipo diabetu. Kas be ko, reiškia, apie 70% žmonių visiškai to neįtardami gyvena su insulino rezistencija, o dažnas, reiškia, ir su antriniu tipo diabetu. Kas ilgainiui gali perėti pirmo tipo diabetą. O kas jau ten jau be abejo tai yra didelė problema, tai yra, reiškia, pakaitinė terapija. Antrinio tipo diabetą, nors mūsų medicina sako, kad negalima išgydyti, aš manau, kad galima išgydyti. Keiskit požiūrį, keiskit dietą. Pa žmogų turi atsirasti supratimas, kas yra angliavandeniai. Ir mityba turi būti, reiškia, turtinga nutrientais. Galima valgyti labai mažą kalorijų požiūrį, reiškia, maisto kiekį, apie 1000. Taip. Na, kaip pavyzdys. Taip. Ypač jeigu žmogus nelabai didelį ūgio, ten nelabai stambus, galima sulysti 1000 kalorijų, bet gauti visko, ko reikia ląstelė. Visuomet per savo tyrimus, o aš sudarė 6 programas, vyro ir moters profilaktinės programas, visuomet vadovaujuosi tyrimais. Ir visuomet žmogaus paklaus, ar gali jūsų ląstelė normaliai funkcionuoti, jeigu jai kažko tai trūksta ir kažko tai yra perteklius. O iš ląstelių sudaryti mūsų organai. Nu tai aišku, kad negali. Nu tai va tada pats principas, reiškia, padarius tyrimus, padarai analizę ir koreguoja, reiškia, tam tikrus parametrus. Jeigu žmogus klauso, reiškia, įsiklauso, keičia savo gyvenimo būdą, reiškia, tai aišku, jis sveikata gerėja, ypač tas liečia jaunų žmonės, tiesiog, nu, jie šauna į viršų labai greit. Bet, pasakykit, vat, gerai, jūsų standartiniai pusryčiai, nu, kad duoti pavyzdį žmonėm, kas tai turi būti. Nes jūs ką papasakote, aš manau, visi va taip įsivaizduoja ir jie iš tikrųjų mano, kad jie sveikai maitinasi. Aš irgi turiu aplinkoje nemažai žmonių. Daugelis šiais laikais turi suvokimą, kas yra, reiškia, keto dieta. Taip. Tai vat, kad aš matau labai blogus skaičius, turiu omeny, reiškia, angliavandenių profilį. O kas į angliavandenių profilį eina, tai yra gliukozė, tai yra glikuotas hemoglobinas, tai yra, ką labai retai daro, mumyse, reiškia, tai insulinas. Ir jeigu aš matau, kad labai blogi, reiškia, skaičiai, tai yra žmonių tipas, kurie sako, man arba viskas, arba nieko. Nu, yra tokių žmonių, reiškia, ekstremalai. Sakau, pritaikykit bent jau laikinai keto dietą. Šiaip aš nesu šalininkas, reiškia, kažkokio tai kraštutinumų, visuomet tada rekomenduoju low carb, high fat. Taip. Mažai angliavandenių, reiškia, daugiau riebų. Ir va, jūs paklausot mano asmeninį dietą, aš daugmaž to ir laikausi. Mano principas angliavandenių aš turiu užsidirbti.
O dabar, reiškia, buvo nesenai Turkijoje ir aš kažkai tavau. Pas mane yra didelį fizinį krūvį. Taip. Pusryčiai pas mane griežtai baltyminiai riebaliniai. Taip. Nu, kaip pavyzdį sakau, neužtenka 2 kiaušinių, valgykit 4. Taip. Bet su sąlyga, be duonos. Kepkit sviestą, jeigu norit. Taip. Reiškia. Toliau, reiškia, aš pavalgau tiek, kad man nereikia, jūs man neįkišit tarp pusryčių ir pietų ir tarp pietų vakarienės nieko. Ne dėl to, kad aš kažko tai laikausi, dėl to, kad aš teisingai pasimaitinuosi. Man ateina pietus normalus alkis. Tai vat mano pavyzdys, kai aš dabar Turkijoje, tai sakau, griežtai baltyminiai riebaliniai. Tada, reiškia, aš lendu į jūrą, darau keletą sesijų, išlendi, nedrebi kaip noriu valgyti, nes fizinis krūvis yra didelis. Tada aš galiu sau leisti ir pizzą suvalgyti. Mano principas angliavandenį užsidirbti. Bet po to aš dar darysiu 2-3 sesijas. O vakarienė griežtai, reiškia, vėl baltyminė riebalinė. Na, tarkim, žuvis su tam daržovėm. O desertai kada? Desertų pas mane, kaip po tokių, jų kaip ir nėra, tiesiog įsiugdai, vėlgi man jokios kankinės nėra. Tiesiog jeigu jūs man paduosit, kartais valgo šokoladą. Ir žmonėms sakau, suvalgykit šokoladą, bet 100%. O kada jūs suvalgysit įprastą 100%, reiškia kakavos valgyt, ir jūs suvalgysit 85, jums net šleikštų bus kaip saldu. Nu, tiesiog tą įsiugdai ir savo žmoną, kadangi jinai mėgsta eklerų, sakau, kaip pasieksi lygį, kai tu iškeltą galvą perėsi, reiškia, pro eklerų, reiškia, vitriną, reiškia, tu pasiekė tam tikrą lygį. Kaip jūs, kaip daktaras, šiais laikais matote koreliaciją tarp taip, kaip žmogus mąsto ir taip, kaip žmogus jaučiasi, maitinasi, serga blogiausiu atveju? Manau, kad čia yra tiesioginis ryšys. Tiesiog, kada pamatai pacientą, vis tiek jau patirtis mano leidžia, aš įskanuoju. Skanuoju ir ta prasme, aš iškart nuskaitau, kaip aš galiu su juo kalbėti. Ar tik kalbėti, ką valgyti ir ką gerti, ar tu gali, reiškia, išplėsti temą ir išnekėti žymiai aukščiau kelk kartelį. Tai vis tiek, Lietuvoje vis dar dominuoja, kad duokit man tabletę, kuo greičiau. Labai dažnai, ypač vyrai tarp 30-40 metų, kurie dalyvauja versle, kurie turi labai daug streso, jie sako, man reikia greit. Aš sakau, aš tau neduosiu tokios piliulės. Žmogus sako, aš tau pinigus sumokėsiu. Aš sakau, vis tiek neduosiu. Tai kodėl tu man neduosi? Dėl kad jos nėra. Mano principas yra sveikatą reikia užsidirbti. Nebus taip, kad aš pagulėsiu, reiškia, ant kušetės ir bus viskas tvarkoj. Jūsų lėkštėj aš tvarkos neįvesiu. Tikro gydytojų, gero gydytojų pašaukimas išmokyti žmogų gyventi sveikai. Tai jam paaiškinti. O gydytojas gali būti vedlys, bet jokių būdų gelbėtojas. Gelbėtojas jis reiškia tada, kada žmogus atsiduria su infarktu, insultu, reanimacija. Bet vėlgi pasikartosiu, gero gydytojų sekimas ar šeimos daktaro sekimas, reiškia, kad mano, reiškia, tie žmonės, kuriais aš rūpinuosi, jie nepatektų į reanimaciją su infarktu ir insultu. Viską reikia taip daryti. Tai vėlgi pasikartosiu, žmogų reikia mokinti sveikai gyventi. O pasirinkimas be abejo žmogaus. Visuomet sakau, jūsų lėkštėje tvarkos aš neįvesiu. Aš galiu pasakyti, ką reikia daryti, kodėl reikia daryti ir kaip reikia daryti. O darysit jūs. Vėlgi pakartoju, sveikatą reikia užsidirbti. Labai dažnai, reiškia, auditorijoje klausiu, kas jūsų yra tikrasis, reiškia, kaip čia pasakyti, draugas ar reiškia, kompanionas. Tai kada dirbi su verslo, reiškia, žmonėm, jų suvokimas yra toks, partneris, reiškia, verslo partneris. Jautresni žmonės, ypač moteris, jie mąsto, kad tai yra antroji pusė vaikai, reiškia. O aš atsakau, kad tikrasis jūsų partneris tai yra jūsų kūnas. Jis jūs lydi nuo gimimo iki mirties. Kaip jūs jį prižiūrit, kaip jūs jį investuojat, taip tiek jis jums ir tarnauja. Yra tam tikros, reiškia, eksploatavimo taisyklės. Jeigu tu jų laikais, reiškia, tai jis tau tarnauja ir gali labai ilgai tarnauti. Šventajame rašte yra parašyta, kad žmogaus, reiškia, organų eksploatacija yra apie 120 metų. Taip. Kodėl mes tiek negyvenam? Tiesiog visuomet, jūs pažiūrėkite, reiškia, nuo ryto iki vakaro mes tą fizinį kūną, reiškia, plakam. Kada aš turiu, reiškia, tarkim, sudėtingą pacientą, aš visuomet užduodu 2 klausimus. Sąžiningai savo, ne man. Savo, išėjus iš savo kabineto, sakykit, kodėl jūs sergat. Žmonės žino, ką daro ne taip. Besaikis valgymas, ten naktinėjimas iki paryčių, socialiniai tinklai, alkoholis, nikotinas, narkotikai.
reiškia, kiti dalykai. Tai yra paprastas atsakymas, tai nebedaryk to. Ir tu būsi sveikesnis. Ir antras dalykas, tai atsakomybės prisėmimas už savo ligą. Jeigu jūs neprisijimsit atsakomybės už savo ligą, o dažnas galvoja, daktaras davo Hipokrato priesaiką, jis privalo mane išgydyti, gyvensiu kaip norėsiu, o daktaras privalo tą padaryti, dėja taip neveikia. Kiekvienas už savo sveikatą ir dabar labai dažnai auditorijose klausia, kas atsakingas už jūsų sveikatą. Ir dažnas jau šiais laikais žmogus atsako, aš pats. Nu tai todėl ir darykit išvadas, nes jeigu jūs neprisijimsit atsakomybės, o aš galėjau įsitikinęs, kad yra tik vidinės ligų priežastis, jūs eisit nuo daktaro pas daktarą, vartosit pačius brangiausius vaistus, o liga jūs iš vieno organo į kitą. Tik prisėmus atsakomybę, pakeitus gyvenimo būdą, galima, reiškia, pagydyti bet kokią ligą. Nėra nepagydomų ligų, yra nepagydomi ligoniai. Ir jeigu jūsų protas yra centruotas, o centruotas protas, reiškia, pas mus protas yra dualus. Myliu, nemyliu, mėgstu, nemėgstu. Jeigu yra centruotas protas, tai yra be pykčio, be baimė, be abejonių. Toks protas gali išgydyti bet kokią fizinę negalią. Nes dažnai pas mūsų protas, reiškia, yra mūsų priešas. Nes jis klauso emocijų. Jeigu protas klauso emocijų, pasikartos, jis yra mūsų priešas ir mūsų pačių protas mūsų išveda iš proto. O jeigu jis pažabotas kažkokio tai praktikų, ypač dvasinių praktikų, maldos, kas kam priimtina, jis yra disciplinuotas. Vat su tokiu protu galima, reiškia, susitarti ir tada jis tikrai yra jūsų draugas. Vilhelmai, bet gal čia yra, vat jūs paminėjot būtent, kad žmonės turi patys savo visų pirma atsakyti, kodėl jie serga. Jūs nemanot, kad šiuo atveju labai dažnu atveju reikėtų psichologo, psichoterapeuto, žmonėm pagalbos iš tikrųjų atsisakyti, kodėl priežastis, nes jeigu taip žiūrint netgi senosiom medicinos praktikom, kurios žymiai senesnis negu moderni medicina, jos jau seniai identifikavo, kad ligos šiaip neatsiranda pas žmogų, jos kažką sako ir tuos atsakymus reikėtų žmonėm patiems susirasti. Deja, aš kažkokiu atveju irgi per savo praktiką, kiek matau, kad žmonės linkę, reiškia, turėti tas ligas. Gal tai yra patogu, gal tai kažkoks kančios sindromas, gal tai trūksta dėmesio ir atkreipimas į save, reiškia, dėmesio, bet man susidaro įspūdis, kad aš irgi kiek kalbu, kad žmonės nenori būti sveiki. Ar jūs nesusidurėt su tokiu, reiškia, nežinau, tokiu kaip prieštaravimu, sako, lygtis ateina pas gydytoją, bet nieko nedaro, kad būtų sveikas. Man sakysiu, aplamai mano visa filosofija, kada aš skaitau paskaitas, tarkim, trunka 1,5 valandos, aš sakau, galiu vienu sakiniu identifikuoti, reiškia, ką aš noriu pasakyti, tarkim, ir atsakyti jūsų klausimą. Tai vienas vienintelis zen budizmo posakis. Žmogus, kuris ieško tiesos išorė, jis mindoja koją. Mes visuomet linkę išorė ieškoti kaltinimų. Valdžia kalta, premjeras kaltas. Taip. Antroji pusė kalta, vaikai kalti, daktarai kalti, tik ne aš. Na taip nėra, vėlgi pasikartosiu. Nėra išorinių ligos priežasčių, yra tik vidinių. Ir jeigu jums atėjo sunkus laikai ir atrodo, kad tai blogai, kad blogiau būti negali, patikėkit, gali. Eikite į vidų ir ieškokit priežasties. Nes jeigu jūs neišmoksit pamokos, jūs vėl lipsit ant to paties grėblio. Iš tos situacijos niekad neišeis. Išmokai pamoką, padėkojai, palaiminai, paleidai ir eik toliau. Va tada žmogus gali būti sveikas. Bet gal tai ir yra, iš tikrųjų, labai tiesiogiai koreliuoja. Pažiūrėkit, mes Lietuvoje pirmaujam savižudybių skaičiui. Mes kad ir kaip mylėtume savo šalį, žmonės, bet kai tenka pakeliauti po pasaulį, aš vis tiek suturiu, kad lietuviai yra pakankamai, kaip čia sakyti, niūrus, gal truputį atžagarus ir šalti žmonės. Ir gal net vieniši pasakyčiau. Gal čia galima sakyti, kad oras visada blogas, gal, kaip sakot, valdžia kalta ir taip toliau. Čia visi gali būti kalti, bet kai atsisukam į save, mes matome labai daug liūdnų, užsidariusių ir pasakyčiau, kas perina paskui tokia pyktį, agresiją, reiškia, kas iš tikrųjų, žiūrint pagal visas praktikas, ir pagimdo ar išvysto pačias ligas. Tai klausimas, o kaip tą spręsti? Reiškia, čia gal, aš suprantu, gydytojas gali padėti, bet kaip žmogui, nuo ko pradėti? Kaip rasti drąsos ar noro, reiškia, pasveikti? Vėl Gerūnai, ką aš sakiau, ieškokit lygos priežasčių ir kažkokių savo nesėkmių ne išorėje, o viduj.
Nėra išorinių nei lygos, nei jūsų nesėkmių priežasčių. Yra vidus. Tiesiog eikit ir vidų, ieškokit, kurgi tas yra atsakymas. Tam reikalingas, tarkim, vienas iš dalykų yra dvasinis kelias. Kam reikalingas dvasinis kelias? Jis duoda 3 dalykus. Kertinį. Jeigu jūs juos įgysit, jūs būsit visiškai sveiki. Kuria prasme? Jūs būsit Dievo įstatymų ribose, o kol žmogus yra Dievo įstatymų ribose, yra sveika. Numeris 1. Kas jūsų gyvenime be atsitiktų, neblėstanti šypsena jūsų veide. Juk yra posakis, nėra to blogo, kad neišeitų į gerą. Antras dalykas, tai yra ramybė jumyse. Ir ramybė, tarkim, kuri sklinda iš jūsų. Ką mes bažnyčioje, reiškia, po visų apeigų vienas kitam palinkim. Ramybės. Ir trečias, reiškia, neblėstanti besąlyginė meilė, reiškia. Tai iš šitos dalykus, besąlyginė meilė turiu omeny, reiškia, kai jūs suvoktumėte, apie ką aš šneku, tai reiškia mamos meilė savo vaikui. Mamos meilė nugali viską. Tai jeigu jūs turėsit 3 savybės, neblėstanti šypsena, ramybė ir besąlyginė meilė, jūs būsit visiškai sveika. Vilhelmai, aš sutinku 100%. Praktinis klausimas, kaip lietuvių priversti šypsotis? Vėlgi, gal, žmonės kaip, jautrus yra tie patys lietuviai. Pilni kompleksų, reiškia, žmonės yra. Ir jie, važiuokit, reiškia, išminčiaus paklausia, ką reiškia piktis. Piktis tai, visiems Lietuvos žmonėms noriu pasakyti. Piktis tai yra nuobauda pačiam savo už kažkieno tai padarytą klaidą. Tiesiog, kai tą suvoki, reiškia, tu pradedi šypsotis. Aplamai patariu visuomet pažaisti tokį žaidimą. O šiandien aš ant nieko nepyksiu. Kas gaunasi? Gaunasi, reiškia, pusiausvyrą tarp proto ir emocijų. O kai gaunasi tą pusiausvyrą, žmogus šypsosi. O jeigu jisai šypsosi, jisai laimingas. O jeigu jis laimingas, jisai sveikas. Aš suprantu, žinokit, čia tokia situacija tikriausiai, kai protų viskas aišku. Klausimas, kaip padaryti praktiškai, bet aš nemanau, kad čia mes galim... Praktiškai, ką aš sakiau, įdisciplinuoti reikia. Reikia mažiau kalbėti, o reikia daryti. O disciplinuotai, tarkim, gali būti viską, ką aš čia šneku dabar, aš pats darau. Ryte anksti keliuosi. Tada, reiškia, visas tos procedūros, šaltas vanduo, vienu metu Vinhofą taikiau. Tiesiog man įdomu, man viskas yra įdomu, reiškia, perleis per save. Tada, reiškia, joga. Tada kvėpavimo praktikos, tada meditacija. O tada tik aš, reiškia, ir kada aš dirbu su savo pacientais, aš visuomet prašau vedimų. Mūsų pokalbio pradžioje, ne pokalbio, kai mes tik susitikom, išėjo tą kalbą, reiškia, kad Dievas juokiasi 2 kartus. Tai viena visi žmonės žino, reiškia, kada žmogus planuoja, antras, kada daktaras sako, aš tave pagydysiu. Ne daktaras gydo, per jį yra pagydoma. Todėl, reiškia, visuomet prašau prieš susitikdama su pacientu, reiškia, aš prašau vedimų. Iš tenai. Ir žiūrėk, ateina mintis, arba netgi meditacijos metu ateina tiesiog, ką tą žmogui pasakyti. Arba aš užsiminėjau visceralinę terapiją, tiesiog pačios rankos nueina. Tai sunku yra paaiškintos visus dalykus, bet kada viską tą darai ir aš disciplinu, reiškia, tiesiog tas gaunas. Bet žiūrėkit, čia gal ir yra didžiausia, ir čia ir gerai, ir blogai, aišku, mes galime džiaugtis technologijų proveržių, reiškia, medicinui, farmos industrijos proveržiais, kur aš dažnu atveju sakau, kad taip, žmonės gyvena ilgiau, bet anksčiau susirga ir gyvena ilgiau kaip daržovės. Tai taip, mes galime taip matyti, bet visas šitas, kas nuėjo, jeigu pažiūrėtume labai istoriškai, daktaras, vis kaip minėjote, visada buvo vedlys, reiškia, tai vadinkim šamanais, jie būdavo vadinami taip toliau. Jie žinojo tas praktikas augalų, gyvūnų, gamtos sąsajų. Dabar, kai mes įvyko technologijų proveržiai, daktarai tokie užimti, kad daugiau vyksta, kaip sakot, algoritmas. Nebėra, reiškia, tokio darbo su pacientu. Mano manymu, apskritai mes tikriausiai prieisim prie situacijos, kai galima bus internetu užsisakyti, tau išeis dirbtinis intelektas, pasakys tavo visas diagnozes, ko trūksta ir taip toliau. Klausimas, kaip ir mes kalbam, bet jis to nedarys žmogus. Nes iš esmės žmogus yra visų pirma tingus, visų antra jis turi rasti priežastį, kodėl jisai norėtų. Tai jūs, manau, teisingai labai atsakėt, kad daktaras, kad ir jūs sakot, jis turi būti visų pirma vedlys, jis turi būti kaip draugas, kaip reiškia kažkoks palydovas ir kaip tibetiečiai sako, reiškia, kad jie ligų negydo, bet niekas nemiršta, nes jie šalia visada yra. Tai šiuo atveju, kaip jūs
Vat tas ir klausimas, vat kaip daktarui dabar jaustis, kai matoma, kad daug technologijų gali kaip ir atima darbą, pasakykim taip, nes daug dalykų, nes dabar, reiškia, ir internetu galima daug dalykų pasidaryti, net neinant pas daktarą. Čia ir gerai, ir blogai. Blogai gal tai aš manau, kad žmonės patys identifikuoja ligas ir patys pradeda gydytis internete, reiškia. Tai čia tikriausiai turite ir tokių pacientų kategoriją, kurie ateina jau prisigydę savai. Bet kaip vat jūs daktarų bendruomeniai, vat apie tai diskutuojat, vat koks daktaro iš tikrųjų vaidmuo dabartiniam pasauliu, kas vyksta vat aplinkui, jis turėtų būti. Ir įskaitant tai, kaip jūs teisingai paminėjote, tas nuolatinis skrolinimas, nuolatinis matymas negatyvos informacijos, influencerių, reiškia, kaip čia pasakyti, daktarų darbas, reiškia, kurie jau ir rekomenduoja, reiškia, gydymus ir taip toliau. Kaip jūs daktarų bendruomenė visą šitą situaciją dabartinę matote? Tai aš sakyčiau, kad labai mažai apie tai yra diskutuoja. Vat mane dar jauno mediką visiškai baigus, mane visuomet, reiškia, domindavo ligų priežastis. Kodėl taip yra? Ir kada vat rubrikos, reiškia, eidavo, reiškia, kada mokydavais, reiškia, ligų priežastis, tam būdavo įvardinama 10-12 ligų priežasčių, kažkokios ligos. Po to patogenezė, po to pats gydymas, reiškia, profilaktinės priemonės. Man visuomet kildavo klausimas, kaip taip yra. Vėlgi visuomet aš buvau užsibūręs tą frazę, nuimk ligos priežastį, liga pasitrauk. Ir tarkim, aš savo, reiškia, tam tikrus atsakymus aš radau. At kada į Lietuvą atvažiuodavo į žymų žmonės, reiškia, Dalai Lama, popiežius buvo atvažiavęs, reiškia, aš visuomet lėkdavau, man įdomu būdavo, reiškia, pasiklausyti. Ir vienam susitikime Vilniuje su Dalai Lama aš atradau, reiškia, tarsi gavau atsakymą vieną iš ligų priežasčių. Tai yra, reiškia, santykis tarp gydytojo, reiškia, ir pacientų. Tai yra atjautos nebuvimas šiuolaikiška medicina. Mano gilių įsitikinimų, reiškia, santykis tarp mediko ir paciento šiais laikais patiria visišką fiasko. Kartais žmogui reikia tik žodžių ir jis gydyt. O pas mus, ką jūs sako, kad mes visi nuėjame į technologiją. Antras dalykas, kurį aš savo irgi atradau, tai ir mūsų medicina yra per daug ateistinė. Tai jinai yra į žmogų žiūri kaip į fizinį kūną. Tai jis nėra vien fizinis kūnas. Paprasti įrodymai, reiškia, japonų, reiškia, tarkim, visi meridianai, ar ne, čia jau daugiau, reiškia, rytų filosofija, bet tas yra įrodyta, juk yra šalių ir vakarietiškų šalių, kur apmoka, reiškia, ligonių kasos tas procedūras. Tarkim, akupunktūra. Taip. Yra emocinis kūnas, yra mentalinis kūnas. Ir aš padariau savo išvadą, kad būtent ne fiziniam kūnė yra priežastis, aukščiau yra. Todėl žiūrėkit, kada aš profesionaliam ginčiu su savo kolegam, aš sakau, nuimk ligos priežastį, liga pasitrauk. Sunku tą paneigti. Tada aš keliu klausimą, kodėl mes chroninių ligų negydom. Pagerėjimas, pablogėjimas, pagerėjimas, pablogėjimas. Kaip yra, reiškia, mes priežasčių nežinom. Ir trečias dalykas tai yra dvasingumo nebuvimas. Dvasingumas visur gali būti. Toj pačioj politikoje jis ne tik kad gali, bet ir turi būti. Nes dvasingumas yra, reiškia, užkoduotas pačioj Hipokrato priesaikoje. Tai yra tarnystė. Tai va šitų dalykų šiuolaikiškoje medicinoje, šiuolaikiškų, reiškia, žmonių, ne tik čia medikai, reiškia, aplamai tas santykis, reiškia, aš to pasigendu. O dėl to mes turim tokius rezultatus. Žiūrėkit, kada mes pasižiūrime, vat jūs paminėjote technologijas. Technologijos medicinoje, reiškia, tas pats, kas nusipirkai telefoną, jis jau pasenė. Tas pats yra, reiškia, ir medicininėse technologijose. Toliau, mūsų daktarai yra labai gerai paruošiami. Iš ko aš sprendžiu ir rodau, jie nuvažiuoja, tarkim, į Skandinavijos šalis, į tą pačią Ameriką, yra kalbos barjeras ir, tarkim, kai kur farmakologija. Viskas. Su jais skaitomas, jos įmama, UK, tarkim, jos garbina, nes ten yra didelis trūkumas. Tik važiuokit, reiškia. Reiškia, viskas tvarkoja šitoje vietoje. Toliau, visas ligoninės, paimkim paprastas rajoninės ligoninės, jos visos modernėja. Gražiai, erdvės, reiškia, dabar aparatūros, rajoninės ligoninės turi kompiuterinę tomografiją ir paskutinius, reiškia, ten pozitronų emisijas, ten visokios, reiškia, Kauno klinikos, visa kita. Vaistų įvežam, aš bijau pameluoti, kiek 10 000. O dabar aš Arūną jūsų paklausiu, o mūsų sveikata gerėja ar blogėja? Aš tai labai kritiškas esu šito klausimu. Aš jau pasakiau, kad visi žiūri vieną grafą, kad mes liktais žmonių apskritai gyvenimo trukmė ilgėja, bet jie nežiūri kito grafiko, kad kada sirgt pradeda.
kad sirgt pradeda tai anksčiau, dar netgi negu seniau. Tai reiškia, tai aš vadinu, kad tas tarpas, kada žmonės yra, aš vadinu daržovėmis, reiškia, ligoniais, jis yra ilgėja tik tais. Tai čia atsakymas. Arūna ilgėja, reiškia, aš kalbu apie sveikatą. Vienas dalykas, reiškia, man gyventi, reiškia, su mano gyvenimo būdu aš siekiu, reiškia, tam tikro aktyvumo ir aš noriu, kad mano anūkai pas mane ateitų ne pamperį man pakeisti, o išminties iš manęs gauti. Taip. Tai aš sakau, kad, reiškia, anksčiau žmonės mirdavo greitai, reiškia, o dabar greitai ir pigiai, o dabar ilgai ir brangiai. Taip. Gerai, apie tas tada ligų priežastis jūs paminėjot labai paprastai. Sakėt, jūs bandėte išsiaiškinti. Einam per pagrindinės, reiškia, ligas. Tai gerai, kraujagyslių, širdies lygos. Kokia pagrindinė priežastis? Aš įvardinsiu visų lygų priežastis, reiškia. Tai nėra čia atskirai. Nėra čia taip atskirai, ta prasme, kad visiškai išskirti, kad visur vyrauja spazmas. Per bet kokio streso, kodėl sako, žmonėse sako, visos lygos nuo nervų. Tame yra labai daug racijos. Todėl, kad tai vyksta spazmas. Paimkim širdies kraujagyslių ligas, reiškia, kad tai kraujospūdis, reiškia, tai yra spazmas. Kraujagyslių, reiškia, spazmas. Toliau, reiškia, tulžies takų spazmai. O jums visas virškinimo trakto, reiškia, lygas. Skrandžio lygas. Bronchų lygas. Visur eina spazmai. O nuo ko tie spazmai, reiškia, eina, reiškia, nuo mūsų įtampų. Nuo mūsų streso, todėl, kad mes, reiškia, kaip aš sakau, kad, mano gilių suvokimų, reiškia, kada ateina padėka už problemą, tada, reiškia, bus ir sveikata. Tu dėkoji. Tai problema, tai už tą dėkoju. Nes požiūrį iš vis nėra problemų. Yra atotrūkis nuo Dievo, mano giliu įsitikinti. Jeigu tu suvoki, kad bus taip, kaip turi būti, o ne taip, kaip tu nori. Jeigu tą formulę priimi, reiškia, tai dieviškumas tam ir yra. Dieviškumas, kad jis tau duoda patį geriausią, kas šiuo laiku, reiškia, tau yra geriausia. Šiuo metu tu gali nesuvokti. Paprastas mano pavyzdys, labai smarkiai nudegiau ranką. Man buvo odos persodinimai visai, tada man atrodė tragedija. Bet man gyvenime kaip medikui, reiškia, man pasisuko daug kas, reiškia, visas mąstymas. Išeina, kad tai buvo tik į gerą. Sustabdė mano kaip jauno žmogaus kvailiojimus ir aš pasisukau visai kitą linkmę. Aš pradėjau domėtis ir jogą, meditaciją, reiškia. Tapau vegetaru per naktį. Taip. Daugeliu tai neįtikėtina. Per naktį sekančią dieną aš tapau vegetaru. Taip. Tai reiškia, man davė, tik reikia tą suvokti, reiškia, dar kartą sakau, reiškia, kartais negauti to, ko labai trokšti, yra didelė laimė. Ir visuomet reikia dėkoti ir džiaugtis už tai, ką turi. Jūs man priminėt frazę, kad, kaip čia pasakyti, didžiausia meilė yra neišsipildžius meilė. Tai reiškia, čia labai panašiai tikriausiai, kad didžiausia laimė yra gauta nelaimė. Mesgi nieko nežinom. Ir kada mes stresuojame apie visas ligas, ką mes dabar šnekėjom, stresas, reiškia, mes turim kažkokį planą ir nepaeina pagal mūsų planą. Pas mus didžiausias stresas. Aišku, žinot, kaip iš tikrųjų turi būti. Labai paprastas, primityvus pavyzdys. Jūs skrendate į kažkokią tai kelionę, ten konferencija labai svarbi. Ir, reiškia, pavėlavot į lėktuvą. Tragedija atrodo, ne, tuo metu. Labiau jūs tam turėjot skaityti kažkokią paskaitą. Čia labai primityva, tos lėktuvas paėmė ir nukrito. Mes tikriausiai grįšim prie tos, kaip sakot, priežastis yra nervai, o nervų priežastis yra šiuolaikinis gyvenimas. Pyktis, baimė, pavydas ir perfražas Skirkevičius. Man labai gerbiamą žmogų, reiškia, tai yra bukas protas, iš ankstinis nusistatymas. Aš iš anksto nusistatau, kad čia yra viskas blogai. Jokio pokyčio manyje nėra, aš susispėriu. Ta mano mokytoja net mokydavo, reiškia, kad aš mokiausi visceralinę terapiją, reiškia, jeigu tau atveda per prievartą pacientą, tai tu jo neimk, imk tą, kuris atveda. Nėra pasitikėjimo, nėra kontaktų, bet tikėjimo nėra stebuklų. Aš manau, žinokit, kad čia dar yra susijęs su žingeidumu, nes žingeidumo toks, aš girdėjau visai neseniai vienam pranešime apibrėžimą, kur pats nesusimačiau, kad žingeidumas yra noras kažką sužinoti be išankstinio nusistatymo ir emocinio prieraišumo prie rezultatų. Tarsi man nesvarbu, koks bus atsakymas, man vis tiek yra įdomu, nes dažnai žmonės turi išankstinį nusistatymą, kaip jūs sakot, ir jiem, jeigu atsako ne taip, kaip jie tikėjosi, pas juos iššaukia emociją, reiškia. Tai nėra žingeidumas. Tai va čia labai gerai, kad žmonės identifikuotų, kas yra žingeidumas, o kas yra išankstinis nusistatymas. Žingeidžiam reikia išlikti visą gyvenimą. Čia ir yra, tarkim, vyrus liečia, tai testosteronas.
Taip. Jeigu jau vyras nieko nebenori, jam nebereikia nei pinigų uždirbti, nei kažkokių, jisai turi kažkokį tai pomėgių, hobių, reiškia, jis tik sėdi prie televizoriaus, ten geria alų, nu geriausiai atveju žiūri kažkokią sportinę programą, daugiau nieko nereikia. Suprast, nėra testosterono. Vėlgi grįžtam mūsų pokalbio pradžią, tai yra mityba, tai yra dažniausiai, reiškia, angliavandenių perteklius, tai yra milžiniška glikacija. Ląstelė tarsi padengta cukraus lobelė. Ar jinai gali normaliai funkcionuoti? Mes vėl grįžtam, reiškia, į fizinį kūną, į mediciną. Jūs nesulaukia tų klientų, kurie ateina, sako, aš noriu gyventi ilgiau? Taip, bet kaip viskas tas propaguojama arba šnekama, kad ir daugelio medikų, ir tam tikrų dietologų, tas sveika, tas nesveika, kas vienam yra sveika, kitam gali būti nuodas. Nu, kaip pavyzdys, tie patys vaisiai. Taip. Jeigu pas jūs yra išreikšta insulino rezistencija, suriebėjusios kepenys, jums vaisiai bus nuodai. O nereiškia, kad yra frazė, reiškia, vaisiai tai yra vitamina ir tai yra labai sveika. Jokių būdų. Tai yra fruktozė. O fruktozė išskirtinai, kaip ir alkoholis, utilizuojama per kepenis. Kepenis nėra sandėlys. Tai yra, reiškia, poveikis reiškia, polinkis į kepenų hepatozę. Tai yra žmogus negeria nei lašo alkoholio, o jo diagnozė yra nealkoholinė kepenų hepatozė. Tai va daug niuansų, tos reikia dalykus visus aiškinti. Gerai, o ne tai, kad tas sveika, tas nesveika. Gerai, jeigu apibendrinat, kepenų, reiškia, lygos apskritai Lietuvoje labai dažnos. Ir aš savo giminėje turiu, reiškia, nuo kepenų cirozės mirusių. Kas pagrindinė priežastis? Pagrindinė priežastis, aišku, kokį kūrų jūs į save pila. Ir aišku, psichoemocinė jūsų būsena. Nes vėlgi, kaip minėjau, spazmas. O rytiečiai, ir aš kuo toliau, tuo labiau to įsitikinu, visos lygos yra pilve. Viskas yra tam. Jeigu pas jūs blogas skrandžio rūgštingumas, tai su blogu skrandžio rūgštingumu, kas yra dažnas šio laikiškoje visuomenėje, jūs nieko nepasisavinat. Jūs galite idealiai maitintis. Jūs nei mikroelementų, nei magnio, nei geležies, nei seleno, nei cinkų, jūs nieko nepasisavinsit. Jūs nepasisavinsit baltymą. Baltymas tai yra plytos. Ar įmanoma namą pastatyti be plytų? Vyrai man atsako, iš molio, iš šiaudų, bet jie suvokia, ką aš klausiu. Vat paprastas dalykas, skrandžio rūgštingumas. Jeigu jisai blogas, galų galia tai yra, reiškia barjeras antibakterinis, antivirusinis. Jeigu pas jūs geras rūgštingumas, reiškia, jūs jau pas jūs yra, reiškia, yra žmonių, kurie iš prigimties sako, aš galiu ir akmenis virškinti. Pas jūs iš prigimties yra gera sveikata, kuria prasme tai yra geras rūgštingumas. Jie ką sudėjo, jam viskas sukrito. O kitas, žiūrėk, suvalgė, jam pykina, jam bloga, reiškia, iškart įtar, kad yra skrandžio problema. Dabar, kur vėlgi viskas antiek su viskuo susiję, dėl ko aš esu padaręs, reiškia, tas 6 savo tyrimų programas. Vadovaujantis tyrimais aš matau, ko jums trūksta. Paprasta logika, ar gali jūsų ląstelė normaliai funkcionuoti, jeigu jai kažko tai trūksta arba kažko tai perteklius. Subalansuoja tos dalykus, paaiškina, ką daryti, kaip daryti. O pagrindiniai kertiniai dalykai tai yra 4 gal įvardinčiau. Tai yra mityba, apie ką mes čia daug šnekam. Toliau apie psichologiją mes šnekėjom, tai yra mokėjimas suvaldyti stresą, kad mūsų protas mūsų pačių neišvestų iš proto. Toliau miegas ir fizinis aktyvumas. Fizinio aktyvumo nepakeis joks chemikalas, absoliučiai. Tai va šitos 4 dalykus, reiškia, juos koreguojant, jais vadovaujantis galima turėti stiprią sveikatą. Ir iš tikrųjų tada ilgaamžiškumasgi ne tam, kad aš ten, ką jūs sakot, reiškia, aš ten brangiai ir ilgai mirčiau, reiškia, o tam, kad aš savam protę būčiau. Vėlgi pasikartosiu, kad mano anūkai pas mane iš minties ateitų, o ne mane pamaitinti ar tam pamperį pakeis, ką aš jau minėjau. Aš dar 5 pridėčiau, kad turi būti dar laiminga žmona pas vyrą. Taip, teisingai. Tai visiškai sutinku. Jo, tai gal toks labai apibendrinantis. Gerai, tai jūs sudėliot man tą piramidę dabar apie, kad reikia 4 tų dalykų, 5 žmona, aš dar pasakyčiau, ir pagrindas čia visko. Bet paprastai labai, duokit 3 praktinius patarimus žmonėm, 3-5, kiek išeis, kad jie paprastai gali pasigerinti savo gyvenimo kokybę. Jeigu žiūrėt profesionaliai, reiškia, tai visų pirma pasidarykit tyrimą.
Inventorizacija. Taip, tai yra mano sudarytos 6 programos. Tai iš jų aš matau viską, kas yra koreguoti. Tada vien jau tą padarus, kada koreguoja žmogus, jis tiesiog šauna į viršų, susibalansuoja jo mąstymas, jo miegas, reiškia, atsiranda noras judėti. Adaptacija streso visiškai kitokia. Vat ką aš paminėjau, reiškia, visi tie 4 dalykai jie susiveda. Taip. O jeigu pas jūs yra deficito, yra masė deficito, tiesiog aš visuomet subraukau ir parodau žmogų, reiškia, pažiūrėkit, ar galite jūs normaliai funkcionuoti. Na, aišku, ir kokie čia vaistai cheminiai gali padėti. Aš jums pasakysiu, žinokit, Vilhelmai, iš praktikos. Žmonės bijo žinoti, kas su jais yra. Ir bijo, žinot, atsidaryti savo banko sąskaitą, bijo sužinoti ligas. Ir nes aš manau, kad grįžtame vėl prie to pačio, kad žmonės yra tinginiai. Ir reiškia, kai jam pasakys daktaras, kad kažką reikia daryti, tai man dar ir reikės kažką daryti. Ir grįšim prie to pačio. Aš manau, esminė galbūt problema, kaip aš manau, jūs galit gal nesutikti ar kitą turėti. Aš pasigendu žmonių noro gyventi. Reiškia, būti žingeidžiu, norėti tikrai gyventi, ne egzistuoti, bet gyventi. Nes tas, sergantis ar vaikai su nutukimu, ar žmonės su lėtiniam ligom, tai aš daugiau vadinu egzistavimu. O tokiu gyventi pilnavertį gyvenimą, aš nežinau kodėl, bet aš kuo toliau, tuo daugiau matau ir randu žmonių aplinkui ir aš nežinau, kaip tai spręsti. Reiškia, kaip, nes nei patarti, nei padėti. Visuomet savo pacientams sakau, pasikartoju, sveikatą reikia užsidirbti. O kokie jūsų prioritetai, tai yra jūsų pasirinkimai. Žmonės nenori dirbti. Tada jie nebus sveiki. Arūnai, prieinam prie tos 5 jūsų, kur pridėjot prie mano 4, tai taip, jums labai pasisekė, jūs turite puikią žmoną, išmintingą žmoną. Žmonės per daug įsitempius, tai vadinat spazmais, bet aš manau, tie spazmai yra visur. Ir galvoje, ir kūne, ir prote. Ir tikriausiai reikėtų, aš visada linkiu, kad, ir čia to pačio Virgilijaus komentaras, atsikratykit galvos, ir gyvenimas pats viską sudėlios, ar kūnas pats sudėlios, nes tas vidinis daktaras tiek kūne, tiek galvoje, tiek tavo mintyse jis yra, jis pasiruošęs gydyti. Mūdu vieni iš laimingiausių vyrų, dėl kad mes turim iš tikrųjų abudu svajonių žmoną. Tai to ir baigiam, kad visiems linkim turėti svajonių žmonas ir tada gerai, būsim sveiki ir laimingai. Linkėjimai žmonoms.